kalbėjo apie vyrišką pokalbį, kuris buvo. Kiek jis padėjo? O tai rezultatas turbūt atspindi, kiek padėjo. Iš tikrųjų, šiandien jau kitoks vaizdas ir tikrai daug gražiau. Turėjom padaryti išvadas po vakarykščių varžybų, tikrai taip, kaip žaidėm vakar, turim prisimti atsakomybę ir taip negalime žaisti. Vėlgi, darysim analizę, žiūrėsim, kokios priežastys tokio rezultato, koks yra šiandien, bet vėlgi, tai tik tai draugiškos varžybos ir rytoj kitas oponentas, kitos varžybos, kiti uždaviniai ir turim įgyvendinti savo tikslus tolimesnei ateičiai. Bet tos kovos netrūko, sakykim, ir vakar buvo čia teisėjai leidžia tokį žaidimą žaisti, dabar toks krepšinis. Kaip čia pasakyti, leidžia turbūt ir toks krepšinis. Krepšinis tikrai yra atletiškesnis, greitesnis, bet ko vakar trūko, tai trūko tos turbūt šiek tiek stipresnės kovos iš mūsų pusės. Tai tą stengiamės pataisyti ir tikiuosi buvo kitoks iš žiūrovo perspektyvos. Kalbant apie rungtynes, ar tai buvo geriausias iš rungtynės pasirinkimas? Rezultatas pasakytų, kad turbūt taip. O vėlgi, yra taisytinų dalykų ir prie tokio rezultato negalima sakyti, kad sužaidėm idealiai visose varžybose, galima kažką tai taisyti, surasti tai, ką darome blogiau, ką darome geriau. Šiandieną tikrai buvo neblogų dalykų ir greitam puolime ir gynyboje svarbiausia, nes tikrai žinojome, kad rusai gali greitai žaisti, gali pataikyti, jų žaidimas bėk ir mes, ta prasme, mes tą žinojome ir stengiamės, kad taip lengvai jie taškų taip nepelnytų tose atakose. Tai tas, manau, iš dalies mums pavyko ir žiūrėsim. Renaldai, Martynas Gecevičius sakė, kad tai, kad akcentuojamas žaidimas daugiau per aukštaūgius, apsunkina gynėjams tą vaidmenį atsiskleisti. Ką pats manai apie tai yra taip yra? Matot, aš jau esu sakęs kažkada interviu prieš tai, kad čia yra Lietuvos rinktinė ir kažkokių tai individualių ambicijų ar kažko tai, prasme, neturi būti. Yra tam tikra sistema, prie kurios turi prisitaikyti ir vėlgi, ar tu tai sugebėsi padaryti, priklauso nuo tavęs. Ir yra tokia sistema, kokia yra, kaip pasakyti, nieko blogo aš tame nematau ir turi kiekvienas žinoti savo vaidmenį ir jį vykdyti, o kas pelnys taškus, tai nėra svarbu. Svarbu, kad Lietuva laimėtų. O daug gėra, kad taip ir būtų. Koks jūsų vaidmuo, daugiau gynybinis ar puolime? Jūs patys iš šono matėte, ta prasme, tikrai stengiuosi visų pirma, tai yra gynyboje, o vėlgi, kai tik tai yra proga, jeigu tik yra proga atakuoti, tai aš tikrai to nebijau ir Lietuvos Ryte didelę dalį to žaidimo, ta prasme, turėjau, taip kad atakuoti mėgstu, bet tikrai, kaip vėlgi pasikartosiu, yra tam tikri uždaviniai, tam tikros rolės, jas reikia gyventi. Viskas? Ačiū.